Alio, labas vakaras. Klausau. Alio, ar girdit mane? Girdžiu. Ar Artūras čia? Taip. Artūrai, iš... Kaip čia dabar, aš pagal popierius matau, kad tu pas mus čia sodybėlėsi jau davęs ir užstatą, ar ne? Naujiems metams švęst. Nu, šiaip ne aš kolegos, bet, nu taip. Nu, aš tavo kontaktus tik turiu, žinok, tai skambinu. Klausyk, yra viena bėda. Kokia? Yra ta, kad šiandien mano tas elektrikas, kuris dirbo pas mane, matai, kažką ten pridarė ir visas elektros, visa elektros skydinė perėjo ten ir kol kas jokių ten vakarėlių arba šiaip aš žmonių negaliu leisti. Bet prasme, kol kas, o tai per kiek laiko čia galėtų? Vat aš dabar derinu su Kęstučiu, mūsų elektriku, visą šį reikalą. Man dabar reikėtų iš tavęs sužinot ir tu gal galėtum papasakot, ką jūs ten žadat daryti ir kokią aparatūrą žadat susivežti. Žinokit, dėl aparatūros tikrai dar nesu tikras, bet, nu, tikrai viską minimaliai, kažkokių tikrai didelių kolonėlių ir panašiai tikrai nesiruošiam. Matai, bet dabar visiškai yra suėjusi, kaip čia pasakyti, elektros skydinė, ten reikia generaliai viską tvarkyti iš naujo. Kažkokių didelių apkrovų nepakeltų, ar apskritai ten elektros... Kol kas elektros ten nėra visiškai. Ir šalia yra mano elektrikas Kęstas, tu gal jam šiek tiek papasako, ką jūs ten žada daryti, nes aš žinok, šiuose reikaluose visiškai nieko nenumanau. Žinokit, aš tikrai irgi nenusimanau ir net neįsivaizduoju, ką mes ten žadam daryti. Dėl muzikos aš sakau, viskas minimaliai būtų. Minimaliai. Kęstai, kiek ten galėtų tau pavilkti viskas? Nu ką aš žinau, kiek galėtų pavilkti, tu manęs klausinėjai. Tai klausimas, kokie pas jos teristoriai ir amplifieriai, žinai. Nes bet kokiu atveju tarsi ten, S9 negalim būti. Duoja man telefoną. Klausau, labas vakaras. Labas vakaras. Mano vardas yra Kęstas. Taip, malonu. Aš esu ūkvedys. Aha. Sakykit, prašau man, planuojama jūsų, kaip muzikėlė, ta diskoteka tokia, žinote, jūs vienam pastate darysit ją? Ja, vienam. Kuriame? Tai tom pagrindiniam. Aha. Ir ką jūs planuojate savo atsivežti apšvietimą kažkokį? Švietimo tikrai ne, švietimo užteks koks ten yra. Muzikos irgi, manau, viską minimaliai, tikrai ten tų... Na, aš suprantu, žinot... Tikrai nejungs. Jūs nesupraskite neteisingai manęs dabar. Aš suprantu. Tiesiog, žinai, brangus, visi skirtingai supranta tą minimaliai. Čia pas mus, žinai, darė baliuką tokie, žinai, natūralai, tai kai prisivežė, sako, minimaliai, tai aš nei miegot Rusijai negalėjau nei ką. Ir paskui, žinai, rimtai, jie sako minimaliai ir 3 paras neišjungia muzikos kažkokios sprogusiam akim lakstė. Tai man labai įdomu, supranti, kaip dabar čia pas tave minimaliai bus. Ar tu atsiveši didžėjų kažkokį? Ne, didžėjus tikrai nebus. Supratau, koks grotuvas? Ar jūs grosit savo šinampą gal kažkaip tai? Ar jūs grosit iš grotuvų, su mikšeriu, ar kaip? Nežinau, turbūt realiausia, kad mes iš kompiuterio kažkaip pajungsim. Tikrai didelių neturėsim. O kolonėlės kokio dydžio planuoja atvežti? Net nežinau. Ką, tiesiog, nežinau, kolegos kokios turės, bet sakau, niekada nenaudojam. Aš nežinau, tau rodė, nerodė mano šeimininkas, pas mus yra kolonėlė viena S9, senovinė tokia, žinai. Aha. Jeigu jūs, Max, ją pasijungtumėt, jinai tikrai, žinai, pakankamai garsiai groja. Aš visada mėgstu klausytis muzikos. Tai man atrodo, jūs tokie trankios muzikos mėgėjai. O kokią jūs muziką klausot? Nu, šiaip įvairią, aišku. Metalas, žinoma, ten ir signalų. Metalą? Taip. Jūs klausot metalą? Taip. Ir trešą gal klausot? Oi, ne. Oi, gaila. Kodėl? Žinai, aš prijaučiu. Tikrai. Aš labai prijaučiu tokiai, vyriškai muzikai, žinai? Jo, mes ir prijaučiam vyriškai. Jo, aš toks labai nemėgstu tų, žinai, snarglių visų tų gėjiškų muzikų tokių. Na, matot, mes kadangi būsim su merginom, tai greičiausiai tas gėjiškas. Super. Ai, supranti, neleisi mane? Jo. Aš tai leisčiau. Klausyk, tai žiūrėk, dabar dėl kompo. Jūsų, jeigu aš turiu prailgintuvą, tikrai mano prailgintuvas labai ilgas, tai
Galvoju dabar, kiek čia metrų. Seriausia, kad... Negaliu daugiau. Sveikas gyvas, tave trukdo radio stotis ZipFM iš Vilniaus, Artūrai. Sakot? Trukdo tave radio stotis ZipFM iš Vilniaus, Artūrai. Labai malonu. Labas. Antrą kartą. Iš naujus metus pataikat. Tai organizuoji balius gal prieš naujaką visada? Ne, tai kad ne aš organizuoju, nei ką galvoju. Nebesusilaikiau. Norėjau dar apie varžą, teristorius ir amplifierius pakalbėti, bet nebesugebėjau. Artūrai, tave užregistravo Rokas. Ai, nu ir vėl antrą kartą. Nu tai supratau. Gerai. Tvarka, gero jums Dėkui. Linksmų kalėdų, gerų naujų. Dėkui, iki. Iki. Ate.